bet man tą kūnelę. Tai dar, tai žiūrėk, kažkas stogas. Tai kas stogas? Negerai tas stogas? Ir stogas negerai. Tai apklijuos. Stogas tai nesaugas. Šonas, žiūrėk. Tai jeigu užklijuoja. Tai ką tu stiklą įdėsi? Šoniai. Šoniai įdės. Tai Aš ateisiu pažiūrėti. Ne, tai nėra problemų. Turim iš šito. Kiek laiko turit? 45 minutės. 10 Tai čia padaro iš izolkės sukliuos Ką reikia, kas čia reikia, kad būtų? Normaliai, bet... Sandariai? Jo. Bus sandariai. Kas dar reikia? Stiklas? Stiklas Stiklas priekinis. priekinis turi būti. Bus stiklas priekinis. Šoniniai. Kas dar reikia? Abudu šoniniai stiklas. Šoniniai bus. Šitas blogai, šitas. Šitas gerai. Dabar kitų nebeįdomu. Dėlį, paim. Netikrai turit? Jo, yra. Tai davai duokas. Varyk, yra. Gražą jums netikrai. Kuris atliaštas. Tai žymės. Kamalį įvaryta. Aš galiu tą didelę čia. Nieko nesiauti, nekygas jau. Reikia nuleisti. Žilvi, gal reikia jau pavalienę? Ne, kas sakė? Kau. Žiūrėk, tenai. Laikyk. Laikyk. Imki čia! Tiek, viskas gerai. Jeigu pjauk kitos, aptiklo gali normalu. Silvė? Kas? Na, čia yra. Klijuojam širdai ir viskas, ar buvo yra viskas triušį. Taip, padarėjai. Va! Čia nėra. Pradėk, atvaryk. Taip.
Vytautai, matau, nuotaikos nekokios tavo? Kai matom tokį vaizdelį, tai turbūt, kad nei pas vieną nebus pačios geriausios nuotaikos, bet reikia susitaikyti, čia sporto dalis, mes patys pasirinkom tokį sportą, taip sportuojam, rizikuojam, važiuojam, lekiam, niekada negali žinot. Aišku, labiausiai gaila, kad vėlgi praktiškai laimėtas lenktynės baigėsi taip, bet... Sprendžiant iš automobilio, tai stogas buvo, kodėl? Turėjom pakankamą persvarą faktiškai prieš paskutinį žvyrinį greičio ruožą, kad galėtumėm sau leisti atsipalaiduoti. Aš manau, kad tas atsipalaidavimas ir lėmė tą klaidą, nes kada važiavom normaliai susikaupę, susikoncentravę, tikrai lėkėm, tikrai rodėm gerus laikus, nei vienos klaidos nebuvo, bet čia pirma ir vienintelė ir lemiama, faktiškai kainavusi viską šiandien, tai labai gaila. Bet turbūt vis tiek lengviau atsikvėpėt, kai leido jums toliau tęsti varžybas. Tai faktiškai atvažiavom čia laimėti, o ne baigti varžybų, kaip pradinukai, vadinkim, jau važiuojam ne vienus metus, siekiam tik aukščiausių uždavinių, tai tas finišas,
galbūt šiek tiek psichologiškai geriau jaučiuosi dabar, negu kad stovėdamas ten kažkur laukose, bet visgi nelabai tenkina mane. Sunkus ralis. Sunkus. Plačiau pakomentuokit, ar buvo kažkokių įvykių, nutikimų nesėkmingų? Mes įvykių neturėjom. Tik labai tas ankstyvas startas toksai gal, pakol įsijudini, pakol kaip sakant, įsivažiuoji, pralošė, paskui reikia vytis. Tai kas sunkiausia buvo šiandieną? Pirmas, antras greituminis ruožas dėl labai ankstyvo laiko. O mieste kaip? Mieste normaliai. Rezultatai jūsų ar patenkinti, ar nelabai? Nu kas? Ar Nusinas atsakė, kad patenkintas? Labą dieną, Dariau. Ar sutiktumėt interviu trumpą duoti? Galima, aišku. Ar labai pavargot? Visai ne. Visai ne, dar suvažiuotumėte tokį pat ralį? Nesudėtingai. Tai nesunkus ralis visiškai buvo. Raliai nebūna sunkus, jie buvo malonus arba nemalonus. Vau, kaip sekėsi apskritai? Puikiai. Viskas vyko taip, kaip buvom suplanavę. Rytinis šiek tiek atsargiai pravažiavom. Pasitikrinom mašiną, paskui savo malonumui pralėkėm kaip reikia. Kaip pasivažinėjimas miesto asfaltu? Nu, manau, žiūrovom turėjo patikti. Keli klausimai apie ralį, tai ar karšta, ar sunku? Karšta, nelengva, bet smagu labai. Plačiau gal šiek tiek pakomentuosi? Plačiau, šiaip gerai sekėsi, iš tikrųjų. Patiko organizavimo formatas. Greičio ruožai pirmi galbūt labiau patiko, tie, kur daugiau reikėjo dirbti. Iš tikrųjų taip, o sekėsi, aš net dar nežinau iš tikrųjų, kur mes esame ir ką mes aplenkėme ir kas aplenkė mus. Kaip mieste greičio ruožas? Mieste kaip visada, mieste kaip mieste, man tai... Kiek skiriasi nuo Hansa lizingo ralio? Be abejo skiriasi. Kaip vairuotojai turbūt labiau patiko šitą važiuoti. Iš tikrųjų, aš manau, kad jų tikslas yra panašus. Labas, Ignai, kaip tu šiandieną? Labas, Neringa, labai gerai. Iš ryto buvo gerai, vidury dienos šiaip sau, dabar normaliai. Ką? Plačiau kažką, kaip greičio ruožai, kaip mieste? Greičio ruožai labai smagus iš tikrųjų, pakankamai tokie ir darbiniai, ir greičio užtenka. Tik tai pusę dienos važiavom be stabdžių, tai nukritom biški žemai ir nežinau, ar atsikapanojame viršų ar ne, tai dar nežinau. Šiaip sunkus ralis? Normalus toks, fainas, geras ralis. Kaip ir kiti lenktyninkai dar vieną suvažiuotumai dabar, taip? Drąsiai, be jokios abejonės. Kaip tokiam vyrui labai gerai sekasi? Labą dieną, vyrai. Kas atsitiko, kad mašina taip pažeista? Visą ralį turėjom problemą su stabdžiais. Ir kažkaip vienam iš posūkių, sakykime, neįvertinau situacijos ir pagalvojau, kad bus gal stabdžiai, o jų ten nebuvo. Ir gavosi, kad nulėkiau nuo kelio tiesiai ir savo pusę nebesukau į kairį trejetą, sakykime, pasukau tik tai tarp medžių, bandžiau pataikyti ir pavyko, kad net priekio, tik tai šonu. Kaip toliau tęsat varžybas? Tai apsiklijavom viską. Teisėjai pasakė, kad lankai nepažeisti ir leidos toliau dalyvauti. Tai sunkios, nekokios varžybos? Iš tikrųjų rezultatas nekoks ir, bet finišas yra finišas, reikia džiaugtis tuo. Nes ir prieš tai, sakykime, CSR rally irgi buvo pirmam greičio ruože avarija, tai dabar dvi iš eilės klaidos, kurios, sakykime, dabar antroji klaida gal daugiau lėmė tai, kad techninės problemas buvo daugiau. Papasakok apie varžybas. Normalius. Pirmą kartą Šiauliuose. Praėjusiais metais neilgai važiavom, tai šiemet patiko. Gražus, geri dopai. Tik patiko, rezultatai kaip? Rezultatai neblogi. Antri lygtai klasė. Norėtųsi aukščiau turbūt? Visą laiką noris. Sunkus ralis? Šiaip sunkus.
Buvo sunku. Prie ko priprasti? Prie greito važiavimo. Tai kaip kitose raliuose važiuoji negreitai? Latvijai buvo tikrai lėtai. Supratau, o miesto greičio ruožas kaip? Stengiamės laimėtis šitam greičio ruožė, bet nepavyko. Nepavėjom Žiguliuko. Tai kaip čia taip dabar? Jie greitesni šiandien. Tai dabar jau ruoštės aplink Lietuvą tikriausiai? Dar ne. Po ralio. Po ralio pradėsim. Šiandien dar ne. Gal dabar publikai šiandien nėra tik ralis. Lietuvoje, Latvijoje, visur kitur. Šiandien yra ir joninių išvakarės. Taip kad pradėkim švęsti nuo ralio ir šventės tęsiasi. Ir joninės, ir joninių pirmą dieną, ir joninių antrą dieną.